kur dabar Dusios ežeras. Senovėje buvo didelė pieva. Vieną kartą tenai mergaitė ganė gyvulius. Įvarinėdama karves pasakė ant vienos, kur eini, Duse? Vos tik ji taip pasakė, pradėjo debesys ūžti, šniokšti, iš debesų nusileido ežeras. Viską paskandindamas sako, kad Dusė vėl išeis kada nors. Naktigoniai ganė arklius ir nakvojo toj vietoj, kur dabar Dusė. Tai, sako, buvo pieva, vienoj pusėj miškas ir kitoj pusėj miškas. Naktigoniai pamatė, kad toks gražus kamuolys, baltas, sidabrinis, riboja. Kai tas kamuolys nuribavo kolnin, pasiliejo ežeras. Naktigoniai susiėmė arklius ir parjojo namo. Rytojaus dieną vėl jie veda arklius į tas pievas. Atveda arklius, ogi nėra jau tų pievų, tik tai vanduo kaip marios. Jie parjoja, sako, jau užėjęs vanduo. Ir dabar Dusė kas metais pradeda šėlt, dejuoja ir vadinama už tai Dusė, kad dejuoja. Dusė atėjo per Lazdijų upę, per Lazdijų balas ir ji vėl išeis, kai jai bus laikas. Prie Lenkijos jos duktė likusi, Galadusio ežeras. Vienais metais Dusė išsikėlė, vanduo aukštai buvo. Jau gal ruošėsi išeiti, bijojo žmonės, nes nežino, kur ji eis, o ji būtų ėjus per Lazdijus pas savo dukterį. Toje vietoje, kur dabar Dusė, buvo didelis dvaras. Ponas buvo labai piktas, kankino žmonės. Ta poną rado po nakties uždusintą. Kai poną laidojo, nuskendo visas dvaras. Pasidarė ežeras. Jį vadina Duse, nes poną uždusino.